Edramblys, čia sveiki visi su jumis. Edramblys arba Emilis Rupšys. Ir šiandien aš filmuosiu naują video. Čia bus man tėvai parvežė lauktuvių ir vėl, bet man bus sunkiau kalbėti, nes aš gavau plokštelę ir čia bus Funko Popas iš tokio filmuko, ne filmuko, tokio filmo, kuris yra vaikams, bet tas filmukas senas. Ir čia apie tokį vaiduoklį, kurio vardas Kasparas, kaip mano brolio vardas irgi šiaip Kasparas. Ir, palaik. Va. Ir va Funko Popas. Palaik, kodėl čia kaina. Reik nulupt. Bet čia ne eurų kaina, čia kitos šalies kaina. Neprisimenu kokios. Va. Va tas vaiduoklis. Yra nauja versija šito Funko Popo. Nu, yra daug. Ir va. Toks jis kaip permatomas. Čia kaip kojos, tik jos susijungia gale ir jis lempą laiko ir šypsos. Tai tikriausiai viskas. Aš toks liūdnas, nes aš, man rodos, susirgau ar, nesusirgau, man tiesiog skauda pilvą. Tai ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Edramblys arba Emilis Rupšys. Viso gero.